Tai pirmas punktas iš 25 eilutės mes skaitome, kad vyro meilė žmonai turėtų būti besąlyginė. 25 eilutė sako, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė ją už save. Kaip Kristus mylėjo savo bažnyčią, kaip Kristus mylėjo žmonės, kokie mes buvome prieš įtikėjimą, kokie šventi buvome, geri žmonės, kad Dievas mus pamilo, ne? Darėme daug gerų darbų, buvome dvasiškai pakilus, taip? Ar ne? Mes buvome nusidėjėliai, neverti Kristaus meilės, mes buvome jo priešai. Kokia yra Kristaus meilė mums? Kaip Kristus mus myli? Ar dėl to, kad mes buvome geri? Mes suprantame, kad mes nebuvome geri. Ir mes galbūt dar ir dabar dar nesame geri. Mes buvome nusidėjėliai. Taigi sako, mums dar esant silpniems Kristus savo metu numirė už bedievius. Štai yra tokia didelė Dievo meilė. Mes nieko nepadarėme, kad Kristus ateitų ir numirtų už mus. Kas mes buvome prieš įtikėjimą? Raštas sako, kad mes buvome jo priešai. Dievas nepasakė, kad jeigu būsite pakankamai geri, padarysite daug ten gerų darbų, tada aš jūs priimsiu. Jeigu pasieksite kažkokį ten dvasinį 5. laipsnį lygį, aš jūs priimsiu. Aš jūs mylėsiu, aš jūs tada pasikviesiu pas save.